Radau savo dydžio krosinį. Bet ne pagal svorį, matau. Ne pagal svorį. Galėtų svorę daugiau vežti. Pristatau krosinį. DB70 vadinkim. DB reiškia Dirt Bike krosinis. 70 kubikų. Kom jis yra labai, sakyčiau, patrauklus. Tom, kad jis jau galimas drąsiai mažiem vaikam, kurie dasiekia aišku kojom. Kodėl? Kaip aš, tokiem mažiem? Dėl to tu taip... Kokiam ūgiui čia rekomenduoji? Mano. Ne, čia aš įsivaizduoju 1,45 m jau galima sodinti. Nes jisai yra, aišku, aš dabar parodysiu, bus ne kažką, bet jis yra gan minkštas. O tai sakykim, net jeigu biški pasileis, apskritai šiaip su krosinius renkantis rekomenduoju sėsti ant jo pradžiai pasižiūrėti, ypač jeigu vaikui perkat. Nes labai yra svarbu, kaip jisai jaučiasi ant jo. Ne? Tai vat, ką galim čia pasižiūrėti? Net tokiam mažam apversta šakė. Ir tikrai, aš skaityčiau, net į per rimta šiek tiek. Klausimas, ar tokios reikia, bet storis jos yra nenormaliai didelis. Priekinis ratas yra 12, 275, ne? Šiaip sakyčiau, visai solidus dizainas ir gero plastiko purvasaugiai. Ant vairo turim elementariai starterio mygtuką, išjungimą ir stabdžius, hidrauliniai stabdžiai. Ką galit čia pasidaryti su gazu, šiek tiek galit jį prisisukti vaikui. Susukat varžtą, jis tiesiog nesusuks. Aišku, ilgai laikys, jisai išsibėgės po biškį, bet nebus to tokio rovimo. Tai šiaip galit čia šiek tiek kontroliuoti. Bakas su alsuokliu, tam, kad neprilytų vandens ir galėtų patraukti kurą. 70 kubikų variklis, automatas, čia negalima gal vadinti automatu, bet tiesiog vieno bėgio. Važiuojat, kol įsibėgės iki aukščiausių apsukų. Apsaugos visos kaip priklauso, ar ne? Net rėmą, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, kaip mažiukam tokiam krosiniam, tikrai yra rimtai padarytas, aš įsivaizduoju. Jūs, manau, su tom sutiksit. Kvadratinės rimtos šakės, apsauga grandinės įstatyta tam, kad nenulaužtumėt, jeigu kažkur tai užkliūsit. Karburatorius elementariai padarytas oro paėmimas, filtrelis stovi, sakyčiau, visai neblogai padarytas. Taip. Ir kas svarbu, elektrinis starteris. Kom yra gerai, nes jeigu tokiam mažam jau su kojiniu šiek tiek žinot patys, jeigu kada nors kūrėt, jėgos reikia nemažai, bent jau supratimo. Tai čia kas yra gerai, paėmat, paspaudžiat ir jisai užsikūrė. Ir dirba. Ir jis taip burbena. Aišku, pradžioje rekomenduojame pasišildyti jį, kad toliau važiuoti. Aš išjungsiu tam, kad garso nebūtų. Ir važiuojam. Tiek tų žinių. Tokia ta priežiūra. Taigi šitą krosinį ir kitus žinoma krosinius galite rasti kur? Ogi mangius.lt arba vienoj iš fizinių parduotuvių.